Nu ką, dublis 3. Blet. Bandysiu iš trečią kartą įveikti šitą įrašą, kadangi pirmi du buvo nesėkmingi. To, blet, kažkoks gliukas vidury įrašymo nustoja rašyti, išsijungia, to dar koks nors šūdas išlenda ir, čia niekaip aš čia negaliu užbaigti. Eilinį kartą bandysim padaryti tą patį. Įrašyti visą informaciją, apie kurią aš norėjau čia pasidalinti. Ir tada netempiam laiko, neviniojam viską į vatą, tada pradėsiu. Pasistengsiu šią temą apibendrinti, pateikti kaip įmanoma trumpiau, kad neužimti čia daug laiko, nes jeigu pradėti nartyti kiekvieną ašaką ištrauktą ir smulkiai čia viską detalizuoti, tai šitas video nusitems ir znait kiek valandų ir nežinau, ar iš viso bus kažkam naudinga ar įdomi, todėl pasistengsiu kiek įmanoma glaučiau viską sutalpinti, pateikti, parodyti, faktus parodyti. Ką padariau, kas gavosi ir ko bus siekiama, kas bus siekiama daryti toliau. Šitam video aš specialiai nesiruošiau, nerašiau jokios čia kalbos, nesikonspektavau jokių konspektų, jokių ten skaidrių, blecha, ten nieko, todėl viską taip paeiliui iš galvos ir ne iš galvos, o pamėginsiu tą seką išdėlioti, minties visos tos ir veiksmų ir parodyti, kas iš to išėjo ir kas iš to gavosi. Aišku, čia nesu kažkoks specialistas tų visiškų video darimų, todėl gali būti, kad tas biški toks padrikas bus, gali mintis pašokinėti, todėl čia prašau manęs nesmerkti, nekritikuoti per daug. Jeigu kam šitą temą iš viso neįdomi, tai nahu uždarykite tą langą, blėt, išjunkite visus, ištrinkite pizdų, užsileiskite žalizės ir darykite tą, ką darėte iki šiol. Tai va, tai aš kaip ir daugelis visų tų bundančių sielų, bandančių atsiriboti nuo tos sistemos arba pakeisti savo tą gyvenimą, kaip sakoma. O, irgi pasėmiau šiupelį ir pradėjau šiupeliuoti tą vadinamą tą internetinės tas platybės ir ieškoti manęs dominančios informacijos. Kadangi visokie veiksmai, kurie iki šiol buvo atlikti, sakykime, nebuvo visai tokie nevaisingi, bet dauguma jie nedavė man to rezultato, kurio aš bandžiau, kurio, sakykime, norėjau, tikėjausi bent jau tikėjausi, kad taip įvyks kažką pakeisti, padaryti kažką dėl savęs, ne dėl kitų, ne dėl kažkam tai, bet asmeniškai dėl savęs. Tai va, ir kad toli čia nesiplėsti tas temas, tai pagrindinis tas klausimas man vis dėlto susiejo, kad visų kelio pradžia yra tokia įstaiga pavadinimu Zaksas. Vat. Nes, kaip čia pasakyti dabar taip paprasčiau ir suprantamiau, kai gimė kūdikis, vaikas, jisai dar nėra apibrėžtas sistemos jokiais tenais terminais, jokiom ten tom supratimais, visokiais įstatymais, todėl jisai yra laisvas, nepriklausomas. Bet kada mūsų tėvai atėjo ir padėjo mūsų pažymas iš gimimo, iš to gimdymo namų, padėjo metrikacijos skyriuje ir iškeitė į gimimo liudijimą, čia ir prasidėjo tas vadinamas
asmens egzistavimas, gyvavimas, komunikavimas su ta sistema. Tai yra per Zaksą. Tai buvo vartai į šitą sistemą. Būtent, kad per Zaksą mes patenkam į šitą sistemą. Nu, nesvarbu, kaip ten vadinsis, ten į tą nesigilinsim, bet būtent visi tie asmenys ir visi toj sistemai egzistuoja būtent Zakso pagalba. Čia yra pradžia šitų vartų, kaip sakoma. Per tą arką visi mes pagal galvas, galim sakyti taip pat, visi. Ir įžygiavom šičia į tą teisinę erdvę. Ir ten, kai visi paskui sako, kad, ten nėra sutarties, ten, ten išdavė pasus, pasiėmė pasus ir paskui klikė čia, kad, nėra sutarties, ten turim, siūlyčiau pagalvoti apie tai, ar iš tikrųjų nėra tos sutarties. Ir, nes visi civiliniai kodeksai, procesualiniai kodeksai, visokie ten tie baudžiamieji kodeksai, visas tas ir yra, tas sutarties sąlygos. Būtent, kad jos yra tos sąlygos, kurios, jeigu jūs pasiėmėt pasą, jūs pasirašėt sutartį, kad šitas sąlygas laikysitės, ir kada jūs pradedat klikti, kad čia nėra sutarčių į kažką tai niekam neįdomu, kad jūs jų neskaitėt, Ir paskui, kai jums duoda per galvą, uždarinėja ten ar skaito, kad jūs kažkokie neadekvatai, tai čia jau, spręskit patys, kieno čia problema. Čia jau biškai toks nukrypimas. Tai aš norėjau pradėti nuo to, kad kai irgi patekau per tos Zakso vartus į šičia, į tą sistemą vadinamą, paliko daug tokių, nepaliko, bet kada jau čia pradėjau aš domėtis ir kapstyti šitas visas internetinės platybės, ieškoti reikiamas mane dominančios informacijos, tai kuo daugiau aš kapščiausi apie tą Zaksą vadinamą, tuo man daugiau pradėjo kilti klausimų. Aišku, sutikau visokių žmonių, daug kas visokių pabendravau, čia pateko padalyvauti visokiuose ten forumuose, pasiklausyti ten ir mokamuose, ir nemokamuose, pasirinkti geros medžiagos ir vapšė tokių chuinios vadinamas, iš tuščių į kiaurą papilstymą. Bet tarp viso to šiukšlyno visą laiką yra galima atrasti tą reikiamą tą, sakykime, fantiką, kurį ten dėlioja ir paskui susidėlioja toksai gan geras vaizdas, iš kurio galima jau paskui kažkokius atlikti gerus veiksmus ir kažkokius pasiekti rezultatą. Tai būtent apie tai ir kalba. Tai jeigu jau pradėjom šnekėti apie tą Zaksą, tai kas tai per velnis, kodėl mes visi pro jį turim praeiti, ką jis daro, tai ir norėjau, pradžioj truputį taip pateikti pačią informaciją, tai apie patį tą Zaksą, kad, gal jinai nebus visai tokia, kaip naujiena visiems, bet tokie esminiai dalykas. Pamėginsiu šią biškį gal dar papiešti, jeigu pavyks, nežinau, bus matyti. Tai pradėsim nuo to. Tai taip pat, sakykime, čia Zaksas. Čia tegu būna tas Zaksas. Dabar, kada iš tos suverenios erdvės, kada ateina kažkoks tai žmogus, atėjo tėvai, PIST atnešė gimimo pažymą apie gimusį kūdikį. Ir kad gauti iš šitos sistemos visokias tas pliuškės vadinamas, paslaugas visokias, ten dar kažką, kurias valdas ten. Šitą, kad tik gimusį žmogelį, vieną koją jau įkelia į sistemą, užregistruoja gimimo aktą. Tai Zaksas pirmoje eilėje užregistruoja gimimo aktą ir sukuria asmenį. Nors kaip jie teigia, paskui parodysiu, kad jie teigia, kad jie asmens nesukuria,
Taip, nesukuria ten kai kitais atžvilgiais, kada jie tik tais liūdija kažkokį tai faktą, nes jie išduoda liūdijimus, kad buvo kažkoks tai veiksmas padarytas, bet kai kas liečia gimimą, tai jie asmenys sukuria. Vat. Ir ką jisai daro? Šitą užsimastyrinus tokia hitra vadinama įstaiga, kuri vadinama pavadinimu to Zakso, ne? Žmonės ten iš viso praktiškai jie ten kažkaip į ją nesureikšmina, nesikreipia, nes kasdien jinai iš viso jokių kaip funkcijų su žmogum bendravimu kažko netlieka ir jinai jos paslaugų niekur nereikalinga. Ir šiaip tai Zaksas jokių tokių kaip paslaugų jisai neteikia. Būtent, kad jisai paslaugų neteikia. Nu, jis neišduoda ten pažymas, neišduoda tus liudijimus, bet čia tai nėra susijęs su kažkokiam tai paslaugom. Vat. Ir kada Zaksas sukūrė asmenį, užregistravo tą gimimo aktą ir išdavė gimimo liudijimą, patvirtinant tokį kaip dokumentą, kuris labai, sakyčiau, vertingas yra, daug su juo galim padaryti. Tada Zaksas informuoja pagrindinės institucijas, kurios valdo šitą mūsų sistemą. Tai yra registrų centras, statistikos centras, vidaus reikalų ministerija, migracijos departamentas, sveikatos ir darbo ministerijos departamentas, kažkoks atnes yra. Teismai. Nu, čia tokie kaip ir čia visokios tos sodros čia su tais departamentais, kur susiję. Čia tai praktiškai jų yra kažkur apie 7-8, su kuriom Zaksas būtent sąveikauja. Ir Zaksas jisai, kai į jį įėjo informacija, čia apdorojo, ir jisai visom šitom įstaigom, tam sisteminiam, praneša, kad buvo sukurtas asmuo. Tai yra mes į tą sistemą patekam per šitos vartus. Toliau, kas vyksta? Tai Zaksas paliudės šitą gimimo aktą ir užregistravęs į sistemą naują asmenį, šitą dokumentą padeda į archyvą pas save. Tai yra, jis yra saugomas civilinės metrikacijos skyriuje. Nuolat. Nu, čia šiaip tai į tą temą toliau čia taip kaip ir nesiplėsim dabar smarkiai, nes Zaksas kaip jisai, kaip čia pasakyti, jisai tokių kaip atbulinių veiksmų kažko tai, jeigu jam pateikti kažkokius ten reikalavimus, popierius jisai nieko nevykdo, todėl jisai rašo tokias atpiskės, kad įstatymiškai nenumatyta, į karočią siunčia visus nahui nuo savęs ir nesigilina į visus tos patiktus jūsų reikalavimus ir prašymus, kas liečia dokumentų kažkokių tenais pakeitimo ar ten į sistemą kažką tai norint įvesti, pakeisti, tai niekas nevyksta. Nes Zaksas tai yra kaip pasakyti, kelias su vienpusiu eismu. Įėjai ir pizdėts ir važiuoji tą visą linkmę, vieną kryptimį, per visas šitas instancijas, kurias paminėjau, ir niekas nesikeičia. Va. Toliau, kai jau pasiekėm tos pilnametystės, taip, tenais jau kada susirandam antras pusės, Zaksas ką daro, sekantis veiksmas yra, tai jisai registruoja santuoką. Registruoja santuoką ir jums išduoda liudijimą, kad buvo ten susijungę ten dvi kažkokias ten personas, tyrim bairim, ir sekantis veiksmas tai yra, jisai vėl, būtent jisai, Zaksas informuoja, kad pasikeitė asmens statusas. Informuoja visas šitas įstaigas, statistikos centras, registrų centras, visus departamentus, VRM, migracijas ir taip toliau, informuoja apie fizinio asmens statuso pasikeitimą. Trečias veiksmas tai jisai, kada liudija
šitų asmenų skyrybas. Ir vėl atlieka tą pačią funkciją. Jums išduoda liudijimą, kažkokią ten sertifikatą, kažkokią ten chupinę, nu, karoči, ten kažką išduoda, kokį papirgalį. Pas save pasižymi, kad vėl pasikeitė fizinio asmens statusas ir apie tai informuoja visas tas pačias įstaigas. Visas tas pačias įstaigas. Jeigu kažkas netiki, turite progą patys išbandyti. Paimkit, nueikite į migracijos, į tą ZAKS ir paprašykite pasikeisti savo vardo bent vieną raidę. Arba pavardės raidę, arba iš vis pilnai pavardę. Ir pasižiūrėkit, kaip šitą informaciją toliau pateks, kokiais būdais. Ir kada jūs nueisit kur nors, į kokį nors ten iš šitų įstaigų, ir anksčiau tai buvo popieriniai variantai, bet dabar, kai yra skaitmeninė, tai jūs čia pakeisite savo vieną raidę ir kada ateisite į šitas įstaigas, jau tenais visa informacija bus pakeista. Be jūsų žinios, be jūsų sutikimo, karoči, turit progą, galite pabandyti. Aš jums čia nieko neįrodinėsiu, aš tik просто pasakau, kaip yra. Tai va. Ir kol šitos, daleiskim, kol šitos apeigos jūs nepraeinat, kuri vadinasi ta sankutaka, su tom visom satanistiniam apeigom, kad su tais Mendelsono maršais, ten pachronais maršais, su tom priesaikom visokiom. Tai jūs sistemoje nematys, kaip sistema nematys, kad jūs esate kaip, sakykime, šeima, ten sukūrė šeimą. Ir jeigu ateisit, paprašysite savo antros pusės kažkokius pateikti duomenis, jumis pasiūs kuo toliau, nes jūs neturėsite įrodančio dokumento, kad esate padarę sujungę santuoką. Pavyzdžiui, kaip čigonai. Čigonai tai yra suverenai, kurie, jisai pas juos egzistuoja ta, kaip ten vadinasi, ta civilinė santuoka, ne civilinė, ta graždanskая, ta, civilinė santuoka, kada jie tarpusavį ten susiženyje, bet sistema šitų santuokų jinai nemato, nes jinai nepripažįsta, nes jis nėra registruota kažkokiuose įstaigose ir todėl jinai skaitosi kaip, tokia, gal dabar ten skaito ją, kad kažkaip tai kitaip apibrėžė, bet faktas tas, kad kol šito satanistinės tas apeigos čia nepraeisit, šitie, visi tie apatinės tos institucijos nematys jūsų kaip oficialiai pripažintas, sakykim taip. Va. Ir paskutinis, ką ZAKSas daro, ketvirtas, tai registruoja asmens mirtį. Taigi vėl registruoja asmens statuso pasikeitimą. Kada čia, kai atėjote, kai buvo užregistravo jūs, kad įžengėt į tą sistemą, tai jums atsirado visos neteisės, atsirado ten prievolės ir visokios ten, kas ten tokie visokie tie vadinami, ten terminai čia dabar nesigilinsim, ten patys žinot kokie. Ir kada asmuo miršta, pasikeitė jo statusas ir tada nustoja galioti visos tos prievolės vadinamasis. Ir kada ZAKSas daro vėl tą patį žingsnį, jisai informuoja visas šitas įstaigas, kad fizinio asmens statusas pasikeitė, asmuo miręs ir jam nebegalioja jokie iki šiol buvę ten suteikti visokie tie, kas ten, sakykime, įstatymai ir tos prievolės. Dingsta visas prievolės. Tai čia kas liečia ZAKSą. Tiesa, dar nepaminėjau tokio kaip svarbios tokios, mano manimu, kad tai yra svarbi informacija, kas liečia ZAKSas. Čia tą piešinį jau nutriniau, bet netame esmė. Tai, kad toks momentas, kada, leiskim, kažkas tai daro, visokias bando daryti manipulaciją su savo dokumentais, naikinti ten savo fizinį asmenį, pakeisti, kažkaip ten apriboti, ar ten kažką tai kažkokias daryti pakeitimus. Šituose ten, kur išvardinau šitose institucijose, ten pradedant nuo visokių ten registrų centrų ir ten toliau.
bet kurioje šitų vadinamų ant tų 8 pirštų ar 7, kiek ten yra, sakykime, keliuose pakeitus, ištrinus ar panaikinus ten kažką, tai pabandžius ten kažką manipuliuoti su šito asmeniu, sistema, jinai, kaip jinai daro, kada atsiranda kažkokie ten nestikovkai, ten, nu, sakykime, trūksta kažkokios tai informacijos, jinai visada duoda užklausą į ZAX. Вот. Ir jeigu ZAX nepatvirtina, kad buvo fizinio asmens statuso kažkoks tai pasikeitimas, ir kada jūs ten ar anuliavot, ar išbraukėt, ar ten ištrynėt kažką, tai tenai, sakykime, ar dar kokią nors ten fiškį, nu, nesvarbu, kažkokius tai atlikot veiksmus su fiziniu asmeniu. Šitą įstaigą duoda užklausimą į ZAX-ą, ir jeigu ZAX-as pateikė atgal paskutinius esamo fizinio asmens statuso duomenis, pateikė atgal į tą įstaigą, ir jie būna daugiausiai atstatomi į tą padėtį, kokia ir buvo. Jinai niekur nedingsta, nes panaikinę savo ten fizinį, nu, nepanaikinę, sakykime, kažkaip apriboja savo fizinį asmenį kažkokiuose tai įstaigose, tai neįtakoja, nu, kaip čia pasakyti, nebūna atliekami kažkokie veiksmai pradinioje taške, tai yra ZAX-e, būtent kur buvo pirminis įrašas, pagal pirminį įrašą, šitą gimimo akto įrašą, kada buvo parašytas, jisai nepasikeitė, jis kaip buvo, taip ir liko, nepakeistas. Ir kada yra užklausima informacija iš kitų įstaigų, ZAX-as būtent pateikė tą, ką jisai turi. Ir visos tos manipulacijos, kurios jos, sakykime, nu, ten atsiribojant nuo to fizinės asmens, mano, nu, čia yra mano tokia subjektyvi nuomonė, sakykime, prie kokios aš išvados priėjau, kad šitas asmens toks panaikinimas, jisai yra, nu, gal, sakyti, taip ne visiškai pilnavertis. Tai va, kaip pasielgiau aš šiuo atveju? Aš padariau taip. Pasisnekėjęs su daugelį žmonių, čia pasirankęs tos informacijos, irgi visokios čia biškiai taip, tokius kaip konspektėlius pasidaręs aš. Eilinį kartą pisteliu laišką į ZAX-ą. Nu, į Klaipėdos miesto civilinės metrikacijos skyrių, būtent ten, kur buvo sukurtas mano fizinis asmuo, kur buvo padarytas pirminis gimimo akto įrašas. Tuoj pabandysim, parodysim. Taip, čia va data. Matot, realių laikų viskas. 25 metai, 3.26 dieną. Kam siūsta? Diana Paliūnaitė, Klaipėda LT. Parašiau tiesiog, kad dokumentas prisikliame failę ir vat pats dokumentas. Tai yra mano valios išreiškimas, buvo skirtas būtent šitai Dianai Paliūnaitei, civilinės metrikacijos skyriaus vedėjas pareigas einančiai asmeniui. Taip, čia nuo ko, kam. Vat. Ir uždaviau tos klausimus, kurie man daugiausia, vat, ir, nu, sakykime, kurie daugiausia man yra kirbėjai, kuriuos aš norėjau gauti atsakymus ir oficialius atsakymus norėjau gauti, sakykim taip. Ir aš juos išdėčiau šitam laiškimui. Tai paprašiau, kad dėl informacijos susijusios su gimimo registru ir arba metrikų knygos teisinių statusų žemiau pasirašęs siunčiamas aukščiausias pareigas einančiam asmeniui šį pranešimą pažymėta kaip privatų savarankiško valios išreiškimo ir prašo pateikti sekančius klausimus. Čia parašiau, kad nurodžiau savo gimimo duomenis, įrašo, gimimo akto įrašo numerį, gimimo liudijimo numerį ir 5 klausimai. 5. Pirmas klausimas tai nurodyti, koks yra šios knygos tikslus pavadinimas, nes kadangi internete
kiek tik nori. Ir gimimo akto registracijos knyga, metrikų knyga, civilinis ten, karčiai ten pasiklysti gali tik tų pavadinimų. Ir paprašiau, kad nurodyti, koks jis iš tikrųjų yra šitos knygos pavadinimas. Nurodyti, kas yra šios knygos autorius, koks yra jo tiražo numeris, kas yra, kokias spaustuvės spausdina, kam priklauso šios teisės spausdinti knygas, kam priklauso šioje knygoje, autorinės teisės į šią knygą, kam priklauso. Ir paprašiau pateikti atsakymą per 13 dienų. Taip, toks trumpas, paprastas, kaip valios išreiškimas, čia gali traktuoti kaip nori, kurčiai aš paėmiau jį pist ir nusinčiau. Čia buvo pirmas toksai mano užmetimas kablio vadinamas. Praėjus 13 dienų, aišku, man niekas į tokį šitą valios išreiškimą, sakykime, laišką, nesitikė niekas atsakyti, kaip ir buvo tikėtasi. Todėl aš jau turėjau beveik pasiruošęs, dariau reikiamus veiksmus ir išsiunčiau tada jau oficialesnį laišką su valios išreiškimu tai pačiai Dianai Paliūnaitei. Tai parodysiu. Tai pateiksim, parodysim. Taip, va šitas čia yra tas pats valios išreiškimas, tik čia yra Wordiniam failė, aš parodysiu skaną, nes pagal skaną tenais yra, reikėjo man iš pradžių parašyti valios išreiškimą, paskui padaryti kai kurios atitinkamus veiksmus jame ir paskui tada padaryti skaną ir išsiųsti. Tai aš tą skaną įsisaugojau ir dabar pateiksiu ir parodysiu, kaip aš jį įforminau šitą savo valios išreiškimą ir kokie klausimai buvo užduoti, kas tenais buvo, sakykime, pateikta. Taip, trumpai tariant. Biškai pas mane čia lagina, nes tas mano kompas toksai senuks yra, jisai tas smarkiai reimus resursus nespėja apdirbti, tai tenka kartais palaukti, biškai, kol užsikrauna kas nors. Jeigu jau vėl neprapuls čia, vidury vaizdo įrašo kur nors. Tai va. Reiškia, čia parašyta kas, nuo ko, kam, mano duomenys ir toksai suburtas tekstas. Visko gal iškilės neskaitysiu, šiek tiek permėsim akimi, trumpai biškai kai kurios faktas, kad paaiškinti, parodyti, pažymėti. Reiškia, dėl informacijos pateikimo apie gimimo registro arba gimimo metrikų knygos teisinio statuso, žymėjau pasirašęs šį pranešimą, kuris nurodomas kaip privatus savarankiškas valios išreiškimas. Taip, aš jį rašau ne viešai erdvėj, o iš privačios autonomijos kaip privatų valios išreiškimą. Reiškia, jį paminėjau, kad pagal tai, kad nebuvo gautas atsakymas į pateiktą jums raštą, žemiau pasirašysiu supratimu darytiną išvadą, kad metrikų knyga ir jos turinys nėra jokių teisių objektas, taip pat nėra identifikuotas joks savininkas ar valdytojas, metrikų knygoje nėra impresumo ir leidėjo pavadinimo. Todėl žemiau pasirašysiu vardo įrašymą inicijavo jūsų įstaiga, atlikdama gimimo paskelbimo akto įrašą patvirtintą susijusių šalių, tai yra mano tėvų ir Zakso, bet ne paties žemiau pasirašys, tai manęs. Taigi, padarytam pirminiam įrašui netaikoma jokia konkreti teisės norma. Čia toks mano supratimas. Ir čia, kaip ir visada, išreikšdamas savo valią, aš paprašiau pateikti atsakyti į esminius mane dominančius pagrindinius kelis klausimus. Reiškia, paprašiau pateikti patvirtinančius įrodymus, teisiniam statusui patvirtinti pirmam įrašui pavadinimu
Remigijus tėvelis čia sudarytas pagal gimimo liudijimą išduotame pagal nurodytas datas. Tai yra teisiniam statusui pirminio gimimo akto įrašų. Antras klausimas tai buvo pateikti patvirtinančius įrodymus savo nuosavybės ar nuosavybės teisę arba trečių šalių nuosavybės teisę į pirmąjį įrašą pavadinimu Remigijus TV, gimimo liudijime išduotame duplikate ir sudarytą datą. Ir trečias klausimas, toksai, čia ne klausimas, čia jau daugiau kaip prašymas buvo, kad, reiškia, kad man suteiktų, nurodytų, parašytų laiką, kad aš galėčiau atvykti pas juos į kontorą, ten, pažiūrėti šitą knygą, pavartyti, pačiupinėti, kaip sakoma, pamatyti savo akim, padaryti ir kas įmanoma galėtų būtų atlikti kažkokius tai veiksmus. Ir toliau aš jiems tokie kaip kas jų laukia. Jeigu, pavyzdžiui, nurodytą laiką man neduos mano atsakymą ir nepatiks man reikalingų dokumentų įrodančių, kam priklauso šita knyga ir šitas įrašas, pirminio akto įrašas, pirminis gimimo akto įrašas, sakykim taip. Jeigu per nurodytą laiką nepaneiksite pasirašęs sąmoningumo ir nepateiksite prašomų dokumentų žemiau pasirašęs pareiškia apie savo nuosavybės teisę, apie savo nuosavybę, teisę į nuosavybę, taip pat neturtinę nuosavybę, neturtinės nuosavybės teisę ir jo intelektinė nuosavybė, intelektinės nuosavybės teisė į pirmąjį įrašą, gimimo akto įrašą. Čia taip trumpiau biškai, bet jie suprato, apie ką čia eina kalba. Sudaryta, čia nurodyta gimimo liudijimas, išduotas dublikatas ir pagal nurodytas datas. Ir jeigu nebus pasibaigus nurodytiems terminams nebus visą šitą pateikta, tai kas iš to bus sekanti. O sekantis tai būtų, reiškia, žemiau pasirašęs besąlygiškai pilna apimtim neatimamai perima nuosavybėn visus įdiegtus sistemos aktyvus, įvestus sukuriant pirmąjį įrašą pagal pavadinimą, šitą vardą į pavardę. Žemiau pasirašysi teisę naudotis sistemos kompensaciniais įsipareigojimais. Faktas, toks vienas. Ir teisę anuliuoti bet kokius sudarytas sutartis ir grąžinti bet kurios sisteminius reikalavimus, aktyvus, skirtus be žemiau pasirašysi autorizavimo įgaliojančio leidimo, panaudojus pirminį įrašą pagal šitą vardą ir gimimo liudijimą sudarytą. Ir taip pat parašiau, kad, reiškia, bus atleisti visi ZAKSO darbuotojai nuo kompetencijos kažką tai tvarkyti susijusi su pirmo gimimo akto šito įrašu. Ir apie tai informuosiu pats asmeniškai, šitas visas valstybinės institucijas, tas, pseudo valstybinės. Čia. Tai registrų centras, statistikos departamentas, valstybės mokesčių inspekcija, vidaus reikalų ministerija, migracijos tarnyba, socialinės apsaugos ir darbo ministerija, teismų rūmai, civilinės metrikacijos skyrius. Parašiau, nurodžiau terminą. Ir padariau tokį šuolį laikę. Reiškia, internete susiradau, nusipirkau 66 metų markę, biškį anksčiau negu mano gimimas. Užgesinau ją. Ir tas laiškas buvo įsiųstas į civilinės metrikacijos skyrių registruotų laiškų, kad būtų matyti, kad šitas laiškas buvo įteiktas, kaip sakoma, čia jau, kad būtų įrodymas. Į šitą oficialų tokį įsiųstą valios išreiškimą atsakymų ilgai laukti nereikėjo, kaip nekeista, kažkur savaitės bėgyje. Gavau aš tokie, pusiau atpiskę vadinamą. Įdomiausia, kad jie Gutulas nenori daryti tą, ką mes iš jų reikalaujame, taip kaip ir jie matyti, taip kaip ir mes nedarome viską taip, kaip jie reikalauja. Tai atsakymas buvo, atsiuntė man atsakymą į elektroninį paštą, nors buvo nurodytas fizinis adresas, kuris siųsti jį.
kadangi aš pirmą laišką siunčiau jiems elektroniniu būdu, patį pirmą, tai jie pagal šitą elektroninį paštą mano, jie man ir pateikė atgal šitą savo atsakymą. Atsakymas, tai pasikraus, buvo toks. Tidin. Nusikrauk, ble. Tai va. Civilinės metrikacijos skyrius. Kažkam, bet ne man. Šitiem, blėt, sutrukom, nes matyt, neapsiverčiau liežuvis prirašyti, kad kaip ir buvo nurodyta tenais mano atributai, kad vyras vardu Remigijus, tai tiktais sugebėjo tik tai sordą parašyti, daugiau nieko. Nu, bet nieko tokio baisaus. Esminis, į ką galime iš karto atkreipti dėmesį, kad tai atsakymas dėl aktų įrašų bylos. Čia toks vienas iš karto, kas krenta į akis. Ir va šitame 2 lapų šūdo, blėt, prirašyto biurokratinių to žodžių, kratinių ir nereikalingų sakinių praktiškai nėra, nieko. Vienintelis, į ką čia gal būtų galima atkreipti dėmesį tokia nešanti informacija, sakykime, buvo, nežinau, gal kitiems tai nežinoma, o gal ir žinoma, pavyzdžiui, kad, reiškia, civilinės metrikacijos įrašo ta knyga yra pradedama vesti nuo sausio 1 dienos metų pradžioje ir iki gruodžio 31 dienos įskaitinai. Jinai metus laiko tik tais vedama, šičia, rašyta man. Ir paskui parašoma, kad jinai yra 150 ir 200 lapų maksimum. Ir tai nėra, jos pavadinimas tai yra, kur čia, blėdži. Taigi, bylos antraštiniame lape yra nurodoma bylos antraštė, byla yra sudariusios įstaigos pavadinimas, bylos pradžios pabaigos data ir saugomo terminas. Reiškia, jinai yra, čia parašyta kažkur buvo, kad jinai saugoma nuolat. Taigi, jūsų minima knyga nėra leidyklos išleista knyga, jau čia paneigiama. Ta, kas būna visur parašyta, reiškia, parašė, kad jinai nėra išleista knyga, taigi nėra ISBN kodo ir autorinių teisių. Reiškia, šioje knygai niekas nėra taikomas, jokios teisės, vienu žodžiu, nėra jokių autorių, nieko nėra. Tai yra archyvinė byla. Paprasčiausia archyvinė byla, susidedanti iki 200 lapų ir nuolat saugoma Klaipėdos civilinės metrikacijos. Tai Klaipėdos metrikacija saugoma čia konkrečiai mano atžvilgiu, nes mano gimimo akto pirminis įrašas būtent tenais ir buvo atliktas. Tai va. Čia vienas toksai atsakymų, kur, sakykim taip, kur paneigė kažką, tai jie parašė, kad kur visą laiką rašo, kad civilinės metrikacijos knyga, ten, ten tokie šiokie registrai, ten kažkas tai tokio, čia pasirodo, jinai yra tiesiog paprasta byla, į kurią kaip koks banknotas dedasi lapai, stabiliuojasi, nuo sausio 1 iki 31 įskaitinai, ir jinai niekam nepriklauso. Tai darytina išvada, kad pirminis akto įrašas, gimimo akto įrašas, kuris yra paskelbtas šitoje knygoje, jisai niekam nepriklauso. Jis niekiam. Bet visas šitas pseudo valstybinės įstaigos, visi tie pidaro patriotinės tos kontoros, jį naudoja. Todėl, kad jisai, kaip Rusai sako, yra bishozniai. Ima kas nori, daro ką nori,
siunčia jums visokias ofertas, sąskaitas, blėt, siunčia baudas, visokias pasiūlykas, blėt, jeigu nespėja atsimojuoti, būsi padžiautas už kojų arba už kiaušių. Va taip. Aišku, aš galvoju, kad jie man šitą neatsakys, bet kadangi atsakė, tai, pagirtina. Negali peikti jau smarkiai už atliktą darbą. Bet aš šitam buvau jau kaip ir pasiruošęs, todėl, kadangi jie neatsakė, kas yra, kam priklauso pirmas gimimo akto įrašas, kieno jis yra nuosavybė, kam jis priklauso. Šiaip tai, jeigu paprašiau, kad jeigu tai būtų buvę Zakso nuosavybė, tai, pateikit, prašau, dokumentus, nepateikė. Jeigu tai būtų buvusi tos pseudo valstybės Respublikos tos Lietuvos nuosavybė, tai būtų irgi nesunku pateikti įrodymus, kad tai yra, taip, čia yra, tas sukurtas asmuo yra mūsų nuosavybė, ir prašom, ten pagal tokius tai dokumentus, ar ten kažką tai tokia būtų pateikę. Nėra. Ir reiškia, trečiųjų šalių dar kažkokių, kurie turėtų teisę į šitą nuosavybę, teisę į nuosavybę kažkokią, ar į tą įrašą, ar į tą knygą, irgi nėra. Tai reiškia, šitą aktų knyga, tiksliau, ir joje esantis šitas mano pirminio gimimo akto įrašas yra niekieno. Absoliučiai. Tai reiškia, kadangi jie man į šitą visą nepateikė nieko, jokių dokumentų įrodymų, kad tai yra kažkieno tai nuosavybė, aš kaip ir buvau tam pasiruošęs jau, pateikiau jiems sekantį laišką, paskutinį. Tai yra, pravedžiau administracinį procesą, lygiai taip pat kaip jie daro, kad, reiškia, iš pradžio atsiunčia pasiūlymą, paskui pakartotiną įspėjimą, arba kai ten pakartotinas pranešimas, ir paskui pastato prieš faktą ir drožia, blėt, pagal taip, kaip jie buvo suplanavę. Taip ir aš padas irgi. Nusiunčiau pranešimą, valios išreiškimas pakartotinas, į kurį nieko neatsakė, ir pastačiau juos prieš faktą. Tai reiškia, nusiunčiau aš jiems paskutinį valios išreiškimą su tokiu, šitą tai parodysiu, tokį dokumentą pastatyti prieš faktą. Koks tas faktas, tai parodysiu. Reiškia vėl, nuo ko, kam, duomenys mano, ir toks į vieną lapą sutalpintas praktiškai visas tekstas. Reiškia, žemiau pasirašęs šiandien konstatuoja faktą, kad nebuvo paneigtas žemiau pasirašysių supratimas ir nepateikti reikalaujami dokumentai. Į pateiktus valios išreiškimą sudaryta pagal tokią datą, ir nurodytus terminus baigėsi be rezultatą. Todėl žemiau pasirašęs praneša, ką aš pranešu jiems, reiškia, kad civilinės metrikacijos įstaiga registravusi asmens tokį ir tokią vardą gimimą. Visos esamas ir būsimas metrikacijomis atleidžiamas nuo savo kompetencijos į kažką tai daryti. Jau šičia, sakykim, su mano to vardu ir įrašu. Pareiškiu, kad vienintelis visų teisių, įskaitant intelektinę ir dvasinę, turėtojas ir savininkas dabar nuo šiol esu šito pirminio įrašo esu aš. Ir pareiškiu, kad tolesni santykiai ir veiksmai, kurie taip, čia pasiskaitys patys. Bet kokiu būdu tokie pobūdžios siunčiami pranešimai adresuoti naudojant pirmojo gimimo aktą ir iš pavadinimo tokio ir tokio susijęs su gimimo liudijimu, atliekami tik tais gavus leidimą žemiau pasirašęs. Tai yra be mano sutikimo, niekas nebegali naudoti, disponuoti šituo pirminio akto įrašo vardas pavardė ir visais šitais duomenim. Ir parašiau, kad, reiškia, kas būtų privaloma, kad pranešiau, kad šitas pravestas procesas, administracinis procesas buvo pravestas
šitie 3 laiškai, reiškia, paskelbtas ir realizuotas tarptautinėme registre UCC pagal failo numerį, va tokį. Kas yra UCC, tai turbūt aš čia nesiplėsiu, tai yra tarptautinis, tik pasakysiu, kad tai yra tarptautinis skolininkų registras, pagrindė skolininkų registras, tenais daug visokių dokumentų galim sukelti, bet kadangi Zaksas man nepateikė to, ko aš prašiau, reiškia, dėl informacijos nepatikimo jie tapo kaip mano skolininkai, kadangi mes gyvenam čia kaip komersantai, komerciniai toj terpiai, pagal tos komercinius įstatymus, reiškia, jie tapo man skolininkai, ir per šitą skolą aš uždeklaravau savo teisę į gimimo akto įrašą, į savo vardą pavardę, ir dabar nuo šiol aš esu oficialus jo savininkas. Ir be mano žinios šitų duomenų niekas valdyti negali. Ir man pohui ten tie įstatymai, kurie ten tipo nusavina kažką, tai ten autorinės teisės ar kažką, tai nieko nenusavins. Todėl, kad šitas procesas yra jau uždeklaruotas tarptautinėme instancijai. Ir šitie dokumentai, kuriuos aš iš ten parsisinčiau, kuriuos aš gavau tos visos pranešimų sertifikatai, jie turi juridinę galią. Bet kuriam teisme, bet kuriam klausimų sprendime, visur jisai figūruoja ir jisai turi svarų žodį. Tai nėra kažkokia pisiulka, ten kažkokia kažkieno parašyta. Tai yra oficialus dokumentas su parašais, su licenzijos numeriais ir su viskom. Todėl, kad dabar jeigu kokia nors ten, kontora bandys tenais atsiųsti ten kažkokį ten vėl reikalavimą, kad aš jiems kažką tai skolingas, tai pirmo eilė dabar jiems bus užduotas klausimas, kas jums suteikia įgaliojimus ir teisę naudoti šitą vardą pavardę pagal gimimo akto šitą įrašą, kurio savininkas dabar esu aš. O kaip žinoma, kad už neteisėtą duomenų panaudojimą yra taikoma ne tik baudžiamoji atsakomybė, bet ir finansinė. Kad čia nešneku aš tuščias pievas, tai parodysiu pačius dokumentus ir kas buvo kaip kur padaryta. Reiškia, parsisninčiau ir atsiskanavau, įsisaugojau šičia. Darykis. Auguliukas jau prasidėjo. Pastačius ant pauzės biškį kažkaip atsigaunasi. Tai va. Štai dokumentas, failas, kurį aš pasisinčiau, kuriame nurodyta data, laikas, failo numeris, toliau nurodytas yra debtors. Tai yra skolininkas, nurodyta Klaipėdos miesto savivaldybės Vilniaus komunikacijos skyrius, kuris mane patikė jokios informacijos, adresas, miestas, indeksas ir security party kreditorius. Vardas, pavardė, adresas, miestas, Šiauliai, indeksas ir visą kitą. Pavardė parašyta su tarpais tarp raidžių, taip atsiribojant nuo fizinio asmens. Ir šitas failas yra, prie to pačio yra išduotas sertifikatas, tai parodysiu patį sertifikatą.
Nenori, blėt, jungtis. Na. Va. Kur jisai randasi, šitas Commercial Code, Debtors Information Reports apie skolininko pranešimą. Nurodytas vėl, čia parodyta ką. Kas skolininkas, vardas, šitą pavadinimas, failo numeris, data, parašas, visi sertifikatai, licenzijos numeriai, eilinį kartą čia pakartojama, kas visą informaciją apie skolininką ir kreditorių. Va. Ir kad tai čia nėra kažkokia, blėt, Photoshop ar kažkas, tai vat parodysiu dar, oficialiam saite UCC. Pastatysiu biškį ant pauzės, nes greičiau įsikrausiu. Va, čia oficialus saitas. Čia va nuoroda. Surasti search file numerį. Vat susirasti pagal failo numerį. Pro šitą puslapį šičia uždeklaruojama, šitas užregistruojamas yra ir bankas. Reiškia, pravedus visą administracinį procesą, sukeliami yra įrodymai, trumpas aprašymas, kas buvo padaryta ir dėl ko tas skolininkas jisai tapo skolininku, ir yra sukūrimas lainas. Tai po 2 mėnesių, kada, šiaip tai bent jau tai rašo, kad 2 mėnesių bėgėje kažkur tenais, tada iš UCC ateina pranešimas ir kad asmuo yra įtrauktas arba kompanija yra įtraukta į skolininkų sąrašą ir nurodytas yra failo numeris, pagal kurį galim pasitikrinti, pasižiūrėti ir tai žinoti. O kai atsiduri skolininkų sąraše, pasekmės kartais būna liūdnos, ypač kai tai liečia tik tais asmenį. Nes nuo to tada priklauso jo kreditingumo reitingai ir visa kita. Nu, apie tai nepasakosiu, čia kas žino, ką tai reiškia būti skolininku, žino ir kokias būna viso to pasekmės. Jeigu jis yra dar oficialiai skolininkas, turime oficialiai deklaruotas skolininkas, įtrauktas skolininkas. Tai va, surandam šitą. Tai va, reiškia, tą patį padarys ir Zaksas, kai gaus pranešimą, bus failo numeris, ir pagal tą patį puslapį atsidaręs galės pasitikrinti, ar iš tikrųjų tai yra nu, atsidaro toksai puslapis. Ir čia failo numeris, tas pats, kurį vedžiau, skolininkas ir pats failas, kurį atsidaręs gali pasižiūrėti visas duomenis, dėl ko, kas ir kaip, dėl ko buvo įtrauktas į sąrašus. Nu, vienu žodžiu, čia toliau nebesiplėsim. Tai buvo, apibendrinant, kas čia buvo padaryta ir dėl ko tai visa buvo padaryta, kas aplamai čia apie ką dėl ko čia visą tą kalbą tokia ėjo. Reiškia, kad aš savo asmenį nenaikinau šioje sistemai. Jisai kaip ir buvo, taip ir tegu jisai ir lieka. Bet aš susigrąžinau visas savininko teisės į šitą asmenį. Ir dabar išskyrus manęs, niekas jo negali, nu, kaip sakoma, niekas jo negali nei disponuoti, nei naudoti, nei kažką ten tvarkyti, kaupti ten ir taip toliau. Ten, kur jau kažkas tai yra, sakykime, ten bus nusiųsti visi valios išreiškimai, gali būti ir bandysim juos arba naikinti, arba apriboti jų, bent jau kad jų neskleistų kitur ir nesidalintų. Va. Dabar sekantis mano žingsnis tai bus tai, kad aš visas šitas institucijas nuo registrų centro iki ten, kas buvo paminėta, iki teismų ir migracijos tarnybų, visas tas
pats informuosiu savarankiškai suvaliusiais išreiškimais, prisegdamas visas kopijas dokumentų šito procesinio pravesto administracinio proceso ir prisegti visi bus failai. Šitie kaip įrodymas, kad nuo dabar fizinio asmens statusas pasikeitė. Atsirado, dabar jisai nebėra bezchoznas, kaip anksčiau buvo. Ir dabar jį valdo, yra savininkas ir visi jo, su juo susiję kažkokie tai jų administravimai ar kažkas tai, kažkokie tai jo šito vardo naudojimas bus tik tai su mano sutikimu. Nu, ten su tom visom institucijom, kuriuoms bus įsiųstas šis prašymas, atitinkamai bus pravesti irgi administraciniai procesai su visom tom įstaigom, kad per daug neįsijaustų irgi. Ten kas iš jų bus traukiama vėl į skolininkų sąrašas, tik tais laikas parodys. Būtent. Nu, kadangi kaip sakoma, tas per Zaksą įeini ir į tą sistemą ir iš tos sistemas išeini tik tais mirus vėl per tą patį Zaksą, per tos pačius vartus, nu, sakykime, per sekančius vartus, bet per tą pačią įstaigą. O, tai kad įėjus į šitą sistemą, aš dar kol kas nesiruošiu iš jos, taip kaip sakoma, ten iš jos išeiti, bet būdamas joje, aš dabar bandysiu, nu, stengsiuos, bandysiuos, arba kaip čia pasakyti, čia kaip nori, tai pasakyti, nu, taip, gyventi taip, kaip man gerai, kaip aš norėsiu praktiškai, ot, pagal savo supratimą ir suvokimą. Nu, ten, kaip viskas bus toliau, irgi bus matyti. Tai va, jeigu kažkam tai buvo informatyvu, bus informatyvu, tai čia, prašau, galima kils klausimų, galėsiu atsakyti, ką galėsiu, ten patarimo aš niekam neduodu. Iš karto sakau, jeigu reikia patarimo, kreipkitės pas advokatus, ten balėt, tegu jie jums aiškina, aš ne advokatas, advokatiniam kontorom irgi neužsiimu, aš jį galiu papasakoti, o ten tolesnius sprendimus priimsit patys. Klausimai, prašau, sveikintinama, daugiau, viskas. Nu, kol kas tiek, daugiau nebežinau, nenoriu plėstis daugiau čia su visokiom demagogijom, karočią, tai vat, liktai pabandžiau atsakyti į tai, ką nori savo mintį išdėstyti taip, kaip norėjau, bet pavyko, nepavyko, čia bus spręsti jums. Jeigu kažkas neaišku, galim paklausti, aš visą laiką pagal galimybės ir atsakysiu. Tai va tiek. Dėl įdomumo, jeigu kas galėsiu priseksiu visus failus ir valius išreiškimus ir visą kitą, kas čia buvo parodyta, kad galėtų pasiskaityti, paanalizuoti, tam pasižiūrėti pagal visą tą, kas buvo atsakyta, patiems pasiskaityti, negu čia iš to video, galbūt netaip gal aišku, gal bus aiškiau, kada viską matysit prieš savo, bus matyti prieš savo akis. Tai va tiek.